Sveiki, labas visiems. Mano vardas Hubertas, esu iš Libra Lures komandos. Kviečiu Jūs pasižiūrėti dar vieną vaizdo įrašą apie Trout serijos masalus. Pradėkime. Šiandienos laidos herojus bus masalas, kuris sukėlė daug triukšmo tiek Trout arena tipo upėtakių žvejybos vietose, tiek svarbiausia laukiniuose upeliuose. Tai yra Fatty Dworn Tournament. Kaip turbūt žinote, mūsų asortimente jau yra paprastas Fatty Dworn, kuris puikiai imituoja storą slieką. Didelis kirminas, kuris vilioja net pačius atsargiausius upėtakius griebti masalą. Čia turime Fatty Dworn Tournament, kuris yra liesesnė paprastojo Fatty versija, tačiau papildomai čia pridėjome keletą patobulinimų. Apie visą tai sužinosite būtent šiame filme. Pradžioje pakalbėkime apie tai, kas sieja šiuos masalus. Jie yra gerai jums pažįstamose stiklainiuose. Tokioje kaip ši rasite net 12 mūsų masalų. Fatty Dworn Tournament yra 55 mm ilgio. Jis sukurtas galvojant apie varžybinę upėtakių žūklę, tačiau puikiai tinka ir paprastiems žvejybos išvykoms prie vandens, kad galėtumėte sėkmingai gaudyti upėtakius. Šie masalai pagaminti iš plūdros medžiagos. Dėl to galime naudoti platų įvairių sistemėlių pasirinkimą. Čia burašką, švininį arba wolframinį galvakablį, šoninį pavadėlį, drop shot ar nedrik. Viskas pagal jūsų pageidavimus. Dažniausiai šios masalus naudojame su paprasta sistemėlė. Wolframinis galvakablis ir beuodegis kabliukas, nes to reikalauja vandens telkiniai, kuriuose žvejojame. Netrukus pamatysite, kaip dažniausiai montuoju šį masalą. Bet dabar pažiūrėkime, kaip ji iš tikrųjų atrodo. O štai mes turime storuolį ir storuolių nykštukų turnyrą. Iš pirmo žvilgsnio didelių skirtumų nesimato, tačiau Fatty Dworn Tournament vidurinėje dalyje yra labiau suplonėjęs, taip pat turi ryškesnės juostelės per visą kūną, todėl naudojant tą patį svorį jis greičiau nusileis į dugną. Be to, jis dar ir centimetrų trumpesnis. Tai irgi turi įtakos, nes nepamirškite, čia turime plūdrų medžiagą. Fatty Tournament atveju naudoju tokias wolframo galvutes ant kabliukų, dažniausiai muselinių. Be užkarpėlių, tai svarbiausia ir su gana siaurų kabliuko lanku. Tas kabliukas nėra platus, todėl masalas ne tik geriau atrodo, bet ir žuvys geriau ant jo užsikabina. Tokį masalą perveriame toje pusėje, kur pažymėta storesnė juostelė. Tai ženklas, kad čia verta perverti kabliuką. Ir štai masalas jau paruoštas žvejybai. Kai tik pamatysime, kad norime ką nors pakeisti, be jokio vargo galiu paprasčiausiai paimti šiek tiek ilgesnį kabliuką ir visiškai be jokių problemų tą patį masalą uždėti dar kartą, kaip ir anksčiau. Nes Libra Lures medžiaga yra labai patvari, atspari mechaniniams pažeidimams, todėl ne tik galime, bet kaip pervilioti tokį masalą, bet ir sugauti net kelias žuvis su ta pačia gumelė tikrai. Netrukus pamatysime, kaip tai atrodo vandenyje, tačiau šiuo atveju galime pritaikyti panašų triuką, kurį tikriausiai matėte filmuose su paprastu Fatty. Tai yra, galime žvejoti su tokia pusinė gumelė, nors aš dažniausiai darau taip, kad imu trumpesnį kabliuką. Grįšime prie to pirmojo. Imu trumpesnį kabliuką ir perveriu iš tos pusės, kuri buvo padalinta, naudodamas uodegos dalį. Kodėl? Ji gražiai susiaurėja toje vietoje, kur yra galvutė, o antras dalykas, ta uodegėlė tada atlieka savo darbą.
Na, o Fatty Dvorna Tournament atveju galime pritaikyti panašią gudrybę, kaip ir su paprastu Fatty TI, papildomai apsunkinti šį masalą, kad galėtume gaudyti ir ešerius. Be problemų čia galime uždėti wolframinę, švininę galvutę arba čeburašką. Ji gali sverti net 5 ar 6 gramus, tai nėra didelė problema ir galime stipriai baksnoti dugną, kad efektyviai gaudytume ešerius ar kitas žuvis. O dabar pažiūrėkime, kaip šis masalas elgiasi vandenyje. Na ir iš šios vietos norėčiau Jums padėkoti, kad žiūrėjote šią medžiagą. Kviečiu užsukti į Facebook, Instagram, X, TikTok, kuriuos taip pat vedu Jums, o taip pat nepamirškite prenumeruoti šio YouTube kanalo. Iki pasimatymo kitame įraše.